Labas. Buvo filmukas, kaip remontavau JBL boomboxų maitinblokį. Kaip ir apsidžiaugiau, atseit krauna, atseit gerai, bet pasirodo, nė velnio jis ten nekrovė. Tiksliau pats maitinblokis veikia, bet nekrovė boomboxų baterijų. Ten tas indikatorius mirksėjo, bet jis turėjo visai kitaip mirksėti. Jis tik mirksėjo, bet nekrovė. Nuo elektros pats boomboxas grojo, o nuo baterijų negrojo. Aišku, jos ten išsekė buvo, tai negrojo, bet ir nekrovė pačių baterijų. Problema buvo pačiam boomboxe, nes kai tas laidas užtrumpinės buvo, tai spėjo, aišku, sudeginti vieną mikroschemą. Tai šitas viskas kaip ir gerai, bet problema pačioj boomboxo platoj. Tai aš jau jį išardęs, čia filmuot nefilmavau, kaip jis tai ardosi, YouTube'e ne vienas filmukas, tai aš čia net neužėmiau. Čia aišku dabar, nežinau, matysis turbūt prastai, bet yra. Pabandysim gal kažkaip tai parodyti, kur čia ta mikroschema. Vienu žodžiu, šitoj vietoj, čia dabar aš ją išlitavęs, mikroschemėlį, jinai buvo kamputis josios toks ratilukas išdegęs. Tai jinai būtent ir atsakinga ten už tą baterijų krovimą. Šalia yra dar viena ir dar čia viena. Jų kodai yra vienodi. Čia nė velnio, aišku, nesimatys. Nesvarbu. Pasakysiu, aš paskui parodysiu. Pagal kodą, aišku, ten nieko Google'ai nemetė visiškai. Ten turbūt kodas užsakytas, kokio jiem reikėjo. Ir pagal tą kodą Google'e nieko neradau, paskui, aš ten daug visai įvairiai ieškojau. Pradėjau paskui galų galiai ieškoti pačios platos. Per AliExpress ten vaikščiau ir kai susiradau platą, išmetė man dar mikroschemų. Man jos pasirodė labai panašios, pradėjau ten toliau naršyti ir išsiaiškinau jos tikrąjį kodą. Tai buvo, čia mano visokie keverzonės, tai uždengsiu. Buvo ant pačios mikroschemos, tai toksai buvo kodas. B mažoji, paskui BCXC. Tai pagal šitą kodą nieko neradau. Korpusas SOT 23.8. Bet ten paskui, kaip jau pradėjau aiškytis, tai radau, kad josios tikrasis tas jau kodas yra toksai. SI8263AIC. Vienu žodžiu tokia. Čia DC, kaip ir konverteris, kažkas tokio. Čia čia ta pati josios, tas pats 30 voltų, 3 amperai. Ir esmė, kad pirmos raidės tos B mažoji, B didžioji, o paskui gali būt, pavyzdžiui, B mažoji, B didžioji, paskui gali būt bet kokia.
Tai iš to serijos, jeigu BB, tai šitie būtent 30 voltų, 3 amperai, tas DC konverteris. Nu, jau kai tikrą į kodą atsekiau, susiradau, tai tada jau ir daugiau informacijos randi paskui ten jau apie ją šiek tiek. Tai va, tai jeigu kam mažu pravers tokie visokie niuansai. Dabar jau su savininku šnekėjom, sakau, aš čia turbūt gal ir bejėgis būsiu, aš nelabai čia specialistas, toks labiau mano hobi. Bet jau kadangi atsekėm mikruchą, tai sakau, bandyk tada užsisakyti iš kiniečių. Tai jeigu ir nepavyks, tai labai bus minimalios išlaidos, bet bus pabandyta. Nu taip, nutarėm, tai padarėm, atsiuntė iš kiniečių, ten mažiausiai 5 siuntė, aš dabar vieną jau išėmęs. Atsiuntė 5 mikroschemas. Ant jos, aišku, tas kodas jau dabar biskį kitoks, bet pirmos raidės BB, viskas gerai. Dabartinis jos kodas, tuo aš jums pasakysiu, kur atsiuntė dabar mikroschemas, tai B mažoji, B didžioji, dar, vien žodžiu, B mažoji, paskui BB, QA. Nu tai, čia aš ją prisilipdžiau, jeigu čia nesimatys, šviečia, spindi šviečia. Vienu žodžiu, supratot gal, ką aš čia norėjau išburt. Tai va, dabar ties belieka įlituot mikroschemėlę į jos vietą. Ir tada bandysim, ar jau tas boomboxas veiks, ar kraus baterijas. Tai čia toks kaip antra serija pratęsimas ir ar čia gausis, ar nesigaus. Lituoju, konstruoju, bandom, žiūrim. Nu, viską lyg ir įlitavau. Laikinai dabar čia taip sujungiau. Baterijas pajungiau, kolonkių nejungiau, tiesiog žiūrėsim, ar kraus. Jungiu pirmą kartą, dar, taip sakant, nebandžiau, žiūrim, kas bus. Taip, įjungiau, indikatorius mirksi bent jau taip, kaip ir mirksėjo. Kaip ir seniau mirksėjo, jis turėtų kitaip mirksėti. Turėtų ten kažkaip tai kilti į viršų po vieną padalą, o čia jis mirksi pastoviai ir nieko čia turbūt nekrauna, nė velnio. Kažkas čia man neočian. Nu, nesprogo niekas, bet turbūt, kad čia nieko man nesigaus. Nu, žinokit, čia pasijungęs dar multimetru matavau visokius, kaip sakyti, išėjimus. Ir po kiek laiko indikatorius jau mirksi, kaip sakyti, krauna pirmą lygį, tą vadinkim. Pakeitė mirksėjimą savo ir dabar tikrai rodau, kad jis krauna jau. Ne patinis pastoviai mirksi, o jau lygiai eina. Tai aš labai laimingas. Ko gero, kad bus gerai. Ir spėju, tiesiog buvo baterijos per daug, per giliai įsikrovė, tai reikėjo ją matyti kažkiek laiko. Ir pradėjau dabar kraut. Tai wow, laimingas, ko gero būsiu. Bet jau dabar turbūt 2 valanda nakties, tai
gal eisiu gult, o rytoj pratęsiu šitą žaidimą visą. Ir jeigu viskas bus gerai, tai ko gero rinksiu viską atgal į krūvą. Nu, vien žodžiu, turėtų būti čiki. Nu, dabar maždaug valandą su biskiu kaip įjungęs ant krovimo ir indikatorius, ta juostelė indikatoriaus pilnėja, jinai reiškia viskas kaip ir gerai, kraunasi akumas toliau. Maždaug 2 valandos ir 10 minučių praėjo ir dabar mirksi tik tai jau paskutinis indikatorius. Net nelabai ir matosi per kamerą. Paskutinis ledukas, tai neužilgo turėtų ir pasikraut. Nu va, praėjo maždaug 2 valandos 5 minutės, indikatorius nustojo mirksėti, visa linija degė ir paskui išsijungė užgeso. Tai krovimas baigtas. Tai dabar beliks tvert atgal į krūvą. Keletas žodžių apie litavimą. Litavimas buvo sunkokas, nes aplinkui, nu jeigu gerai matysis, aplinkui šitą mikroschemą yra varžų, kondensatorių, šitoj pusėje irgi kondikai, varžiukės. Ir viskas taip mažai vietos čia, kad tarkim, turiu ir stotelę litavimo, ir antgalių plonesnių, ir storesnių, bet tiesiog su plonesniu antgaliu neįkaitinu, nes platoj daug takelių, daug varių ir greitai šilumą atima. Su plonesniu antgaliu niekaip. Tai išlituota, aš ją iš viską išlitavinėjau, tai mainai ten paskui gabaliukais sulūžo, tai praktiškai gal net ir geriau. Tiesiog galima mechaniškai kažkaip tai atkirsti ir atskirai kojeles nulituoti, tai gal ir lengviau būtų. Nu, ypatingai masė, tai daug platos, daug varių, tai ten vargau. Įlituot biskį lengviau, bet vėlgi pasėmė storesnį antgalį, kojeles tarpusavį ten lituoja, aišku, dėjau fliuso ir visa kita, bet vis tiek. Tai paskui, kiek įmanoma, jau pasėmiau plonesnį, bet kad šilumos daugiau laikytų antgalį ir praktiškai negulščiai, tik stačiai. Tai kada stačiai, tai galiukas, vėlgi galiukas, tik tai liečia galiukas kaitina, tai šilumą atima vėl. Nu, bet pavyko, man čia pavyko, šiaip ne taip, prilitavau viskas kaip ir gerai. Plius, čia net neminėjau, aišku, iš pradžių tai kaip buvo dar va tos košės, tai čia jos yra aplieta buvo ir ta mikroschema, ir tos varžos, tai labai reikia atsargiai tą košę nusardyti, jinai gan drūta ir kieta. Nu, labai preciziškai jau reikia dirbti atsargiai, kad nenulupt, nenunešt tų varžiukių. Tai jeigu jau kas neturit, nežinau, kruopštumo ar noro, tai geriau nei neužsimkit. Nu, tai trumpai tiek, nežinau kol kas. Dabar eisim tvert. Nu, plata įkišta į korpusą, viskas sujungta, suveržta. Pereinam ant baltos paklodės ir toliau renkam. Na va, bamboksas sutvertas.
Įsijungia, grot aš jau grainau čia jį. Jau šiek tiek nugrojau. Dar sykį pakrovėjęs, ten į galą įjungtas, jungiu į elektrą. Indikatorius krauna. Ten tą gabaliuką, ką nugrojau. Viskas dirba. Kaip ir viskas. Iki.